O tai koks galutinis sezono taškas, galutinis sezono įvertinimas? Liūdnas. Pasidavėm, nekovoja, kad sakyt stengiamės, bet aišku nesusirinko žaidėjų. Anksti varžybos prasidėjo, to pasikoje ir pasikrovėm normaliai. O šiaip, jeigu apie visą sezoną, daugiau teigiamų ar neigiamų dalykų buvo? Aš manau, buvo įspūdingų varžybų, tikrai buvo ką pasižiūrėti ir kovojom ir stengiamės, žaidėm. Tiesiog gal nesisekė uždaryti, išnaudoti visų galimybių ir šiandieną iš 15 pataikėm, tai ir sėkmė ir, kaip sakyti, technikos gal tai reikia. Yra kur stengtis. Ir dabar problemos yra aiškios. Tai be abejo. O sprendimai jų? Ir žiemą pasitreniruosim ir kitą sezoną bus akivaizdžiai bus matyti, kokie pasiekimai. O turbūt tokiu akcentu, tokiu akordu baigti sezoną nėra blogai. Nu taip, labai gerai, laimėjai visada gerai. Apie rungtynes. Nu, milijonas progų. Aišku, ir į mūsų vartus buvo progų, bet aš manau, kad šiek tiek geresni buvom už priešinimus. Šiek tiek. Vertinant visą sezoną, nesat turbūt patenkinti, atsimenu, apie 5 vietą kalbėjot. Nu, nesam patenkinti, aišku, tą 5 vietą, sakykime, pakliuvus į pirmą pogrupį, į pirmą aštuntuką galbūt ir būtų buvus pasiekiama. Aišku, susikomplikavom tas vienas varžybas. Atsimenatės, ar ne? Jo, puikiai. Tai iš esmės tos vienos rungtynės ir lėmė visą sezoną. Ne, nemanau, vis tiek žaidėm banguotai iš tikrųjų. Manau, kad gal nebūtume ten didelių kalnų nuvertę ir pirmam aštuntukė, aš manau. Kaip sako, viskas zakanamierna. Yra ką pasakyti blogo? Ne, šiandien buvo gera diena. Varžovai tokie silpni, ar jūs šiandien tokie geri buvot? Ne, šiandien mūsų geras sąstatas. Nebuvo nestabilumų, emocinių duobių nebuvo, viskas nuo pat pradžių rungtynės labai kryptingai, labai gerai sužinėjusi. Šiaip po 0-2 Siena lyg ir buvo perimus iniciatyvą, sąmoningai atidavėt? Ne, paleidom truputėlį kontrolę gynybai, jau pernelik užlipom į viršų ir porą vietą galėjom nusiskausminti. Bet šiaip viskas taip, kaip planavot? Nežinojom, ko tikėtis, pradėjom žaisti, pamatėm jų taktiką, kad jie nori gintis, kontratakuoti, tai mums tiko jų sistema, tokia, pirmi pavyko mušti įvartį ir damušti iki galo. Nieko neplanavom iš tikrųjų, žaidėm savo žaidimą, matėm, kad renkasi mūsų geras sąstatas, buvom psichologiškai ramus. Po praeito sezono žengė tokį kiekybinį šuolį į viršų. Taip, mūsų planas minimum pasiektas šiais metais. Tik minimum? Nu, minimum. Čia buvo planas minimum, visgi buvom pastiprinę truputėlį komandą. Tai gaila, kad nepapuolėm į 8 stipriausią, bet... Nu, turbūt ne ši diena, kada verta gailėtis. Ne, šiandien mes švęsim. Ačiū. Šiaip iš jūsų minčių prieš rungtynes, man atrodo, kad dar neprasidėjus rungtynėms, jūs jau jas buvot pralaimėję. Gali tai būti? Mes turėjom tokio nerimo, nes žinom, kad daug žaidėjų neteis į varžybas, daug pagrindinių žaidėjų. Tai manau, kažkur tas dalykas buvo mintise, kad bus sunku ir kaip parodė žaidimas, sunku buvo žaisti. Teigiami dalykai? Teigiami dalykai, kad buvo puikus sezonas, aš manau vis tiek. Orai mus lepino. Nesat nusivylę visų? Ne, mes nesam nusivylę, gal šiek tiek pavargę kai kurie žaidėjai yra po vakar dienos SFL kovų. Tai, o nesam nusivylę, nes esam komanda. Tai kiekvienas susitikimas yra mums šventė. Turbūt nerealu, kad tarp jūsų ir Dynerio nebūtų intrigos, kad ir žaistume turbūt dėl 13 vietos. Komandos apylygės, tai intriga vis laik turėjo būti. Negalima, kad intrigos nebus, nes mes... Bet vis tiek su jais yra kažkokie sentimentai? Norisi pašiausiai jiems gal šiek tiek atkeršyti už praeitus metus, nes manau, ten pralašėm grinai tenais dėl vienos klaidės, kurios padarė tenais vartininkas. Neaišku, nekas būtų pasibaigę, bet... Bet tą atsimenat puikiai? Aišku, kad atsimenam puikiai. Būtų gal daug įvarčių neatsimintum, bet kai buvo vienintelis įvartis, aš atsimenu. Nu, kalbėjom apie tai, kad šiaip paskutinės rungtynės visada smagiau laimėti negu pralošti. Kaip ta trečia vieta lyginant su antra? Aišku, kad smagiau, kai žaidži finaliai praloši, tai
Nelabai smagu, bet aišku, kai laimi trečią, daug smagiau, nes jeigu praloši, šis nieko negausi. Aišku, šiandien Šiaip žaidėt geriau, ar ne? Šiandien, jis sakė, neturėjom gal pusės komandos realiai, kuri galėtų žaisti. Ir visi susikaupė ir kaip tik žaidė geriau tie, kurie mažiau žaisdavo visi. Ir vienas traumuotas, kitas susirgo, vienas negalėjo atvykti čia vien tai iš starto. Tai kvietėmės net iš Panevėžio specialiai, kad atvažiuotų vienas po darbo, nes būtų sunkiai surinkti ant startą. Na, šiaip jautėtės, kad buvot geresni šiandien, ne tik rezultatu. Nu, matot, pradžioje gal tokį nesijautė, nes mes žaidėm, jie stengiasi žaisti, bet po to, kai įmuši vieną, po to įmuši antrą, jau biškį daro lengviau ir tada pajauti žaidimą. Aišku, viskas gerai, kad jie neįmušė nei vieno įvarčio ir nesukūrė intrigos. Nebuvo verti daugiau? Buvom. Tai jau atidavė, jau pasiekė. Nu, šiaip Skaidiškis iš šono žiūrint žaidė geriau. Tai aišku. Šiandien, čia aišku, pasteisinimų daug ir aš jau galbūt į kamerą nesakysiu, bet iš tikrųjų traumos, žmonės išvažiavo mūsų pagrindinės sudėties keliai į Formulę 1 žiūrėti, tai gero jiems, kaip sakant, gerų lenktynių. Kaip sakant, tai ir lėmė tokį rezultatą, aš manau. Čia aš grįšiu prie mūsų viso sezono pašnekėsio. Vis tiek, bent jau kažkiek atsiliepė tai ar ne, kad turėjot lengvesnę grupę ir ten taip lengvai visus šlavėt? Manau, kad taip, iš tikrųjų, galbūt Tuo metu taip netrodė, ar ne? taip netrodė. Gali būti ir tai, iš tikrųjų, kad nebuvo tokių labai stipraus pasipriešimo, tai aišku, nuo Portonikso dar, bet galbūt reikėjo dar bent kelių komandų grupiai, kad būtume kitaip žiūrėti. Kaip šiandien? Labai nusivylę? Stengiamės, vyrai kapojasi, tai kaip sakant, gals kaip gavosi, aišku. Praeitais metais mes laimėjom prieš šiemet jiem. Tai. Bet gal geriau laimėti finalą ir po to pralaimėti dėl 3 vietos? Pas mus yra, iš tikrųjų, mes laimėjom 1 vietą, tada buvom 4, tada laimėjom 1, šiemet 4, tai manau busim kitiem ir 9. pirmi. Turbūt banalu būtų klausti, kaip jaučiatės, tai paklausiu šiek tiek mažiau banaliai, ar iš tikrųjų esat labai laimingi? Esame labai laimingi, bet mažiau laimingi negu pirmą kartą, kai buvom laimėję. Dabar kažkaip taip laimingi galbūt dėl to, kad mums pavyko laimėti, bet ne dėl to, kaip mes žaidėm iš principo. Vilkų čia nuopelnas, kad jūs taip žaidėt? Nepasakyčiau, kad vien vilkų, bet tikrai nemaža dalis vilkų indėlio taip pat. Labai drausminga gynyba, pavojingos kontratakos. Mes tam tikrą prasme galėjom tikrai prasileisti porą įvarčių, bet, kaip sakant, užbaigimas pas jo šlubavo. Pas mus tų progų kaip ir ne per daugiausiai buvo, bet, jeigu yra pusėtina proga arba proga įmušė, vadinasi, tu esi stipresnis. Tai išnaudojimas taip pat byloja apie pajėgumą komandos. Kaip manai, kokią įtaką jums padarė tai, kad prieš rungtynes visi sakė, kad Žaibo kirtis turi laimėti, jau 2 komandų Vilkams stipresnių įveikti bus per sudėtinga? Jie labai buvo arti to, aš turiu pasakyti, labai arti to buvo, nes galbūt iš principo labai stipriai vertinom Vilkus ir... Iš tikrųjų tai buvo? Taip, iš tikrųjų vertinom, iš tikrųjų žinojom ir turėjom pamokų vasaros futbolo lygos čempionatuose tokių, kad nesinorėtų dar kartą prie jų grįžti ir jas prisiminti ir jas patirti. Tai susikaupę nuo pat pradžių buvome ir Vilkų tikrai nenuvertinom, visgi įveikė tokią galingą komandą kaip Skaidiškis, bet tai pasako apie jų pajėgumą, apie jų drausmę, apie jų darnią komandą. Kaip jūs šį sezoną, sakykime, nuo pradžių iki galo? Oi, pas mus buvo svyravimų iš principo, tokie kaip linksmieji amerikiečiai kalneliai gavosi. Pradžioje mes žaidėme tikrai ne per geriausiai, po to laimėjom 6 ir 7-1 prieš vieną iš komandų, po to vėl nuopolis ir pačią geriausią formą mes matyt pasiekėme jau nuo Vilkų, nieko nelemiančiose rungtynėse.
kai nugalėjom juos, tada mūsų prasidėjo pakelimas, mušėm daug įvarčių ir tikrai jautėsi, kad komanda yra on top. Šiaip, jeigu grįžtumėm į praėjusius metus, tai, sakykime, ten ilgiau laukėt, ar ne, to gerėjančio žaidimo negu šiemet? Iš tikrųjų, kad taip. Galbūt ir nesulaukėm jo, iš principo. Galbūt ir nesulaukėm, bet ačiū Dievui, kad šiame čempionate sulaukėm. Visgi buvo labai mūsų komanda, po 2-3 žaidėjus į vieną poziciją turėjo. Labai gerai sukonstruota mūsų komandėlė buvo. Iš principo vienas keičia, kitas išeina ir tempo nenumušinėjom. Lygis nėra žemesnis, kai vyksta keitimai. Tai matyt, mums padėjo tas geras suolelis. Kas taps geriausiu sezono žaidėju? Gal nežinau. Iš tikrųjų, nesu tikras, ar iš Žaibo Kirčio bus. Bet vis tiek, tikėtina taip, ar ne? Tikėtina. Iš principo, pas mus daug vyrų, kurie žaidė labai gerai. Kaip sakant, yra pora trejetą žaidėjų, kurie galėtų pretenduoti geriausią žaidėjo titulą. Bet aš visgi manyčiau, kad iš Vilkų, iš super nustebinusių komandos gretų bus paskirtas tas geriausias žaidėjas. Ko pritrūko? Vieną įvarčių. O iš tikrųjų? Iš tikrųjų gal šiek tiek sėkmės, trupučiuką. Nesijaučiat silpnesnį už Žaibo Kirtį? Šiandien tikrai ne. Pagal žaidimą jie patys užsiminė apie tai po varžybų ir iš tikrųjų prieš finalą džiaugiamės vien ten pakliuvę, o dabar kai sužaidėm, supratom, kad galėjom. Buvo šansas, ar ne? Manau, kad taip. Tai kur jūsų to tokio sėkmingo žaidimo priežastis? Vis tiek, grupė jūs nebuvo tokie, kurie atrodytų, kad gali žengti finalą. Nu, kaip pasakyti, grupėje žaidė šiek tiek kiti galbūt. Ir tikslas buvo išeiti iš grupės. Po grupės varžybų atvažiavau aš padėti. Iš tikrųjų atsirado dar vienas puolėjas, kuris pavojingai visą laiką grasina vartams ir gynyba sustyguota, puolimas stipresnis negu praeitais metais, aš manau, ir tiesiog tas susikaupimas gal atsirado, seniai mes 7 metus ėjom iki finalo ir būdavom netgi stipresni pagal sudėtį iš tikrųjų ir netgi įsižeisdavom, kad į ketvirtuką nepakliūdavom, o dabar gal daug vilčių nedėjom, bet žingsnis po žingsnio.